Tai tęsime senovės istorijos tyrinėjimus. Šiandien pakalbėsime apie labai svarbų dalyką – religijų atsiradimą. Aplink mus 21 amžius. Bet ir dabar pilna įvairių skirtingų formų religinių įsitikinimų ir skirtingų religijų. O tai ką jau kalbėti apie pirmykščius laikus, kai praktiškai viskas, kas buvo aplinkui, buvo apipinta ir perpinta įvairiomis religijomis. Bet kokiu atveju, klausimas ne tik sudėtingas, bet ir labai svarbus. Visų pirma, kas tai yra religija? Žodis religija kilęs iš lotyniško žodžio religio, kuris kilęs iš žodžio relegere, jei teisingai ištariu, reiškiančio re vėl ir lego skaityti. Nors kiti modernūs Biblijos tyrinėtojai aiškina pavadinimą kaip re vėl ir ligare sujungti, surišti. Toliau jau iš žodžio relegere atsirado žodis religio, tai yra pamaldumas. Kas tai yra? Religija – tai tikėjimas anapusinė realybė, kuri veikia mūsų materialųjį pasaulį ir su juo susijusi surišta tam tikromis elgesio taisyklėmis, apeigų kompleksu, kuris savo ruožtu reikalingas, kad būtų galima sąveikauti su tuo anapusiniu nematomu pasauliu. Tai įsitikinimas, kad egzistuoja anapusinis nematomas pasaulis, dievų ir dvasių pasaulis, ir nereikalaujantis kokio nors ypatingo viso to įrodymo. Tai ir yra tikėjimas. Prisiminkime šį apibrėžimą, nes jį reikės dar papildomai iššifruoti. Nagi, kokias religijas mes dabar žinome? Visų pirma, krikščionybė, islamas, budizmas ir hinduizmas. Aišku, dar yra judaizmas, bet jis priklauso tai pačiai grupiai kaip ir krikščionybė ir islamas. Dar yra daugybė mažų tikėjimų, bet pagrindinės pasaulio lygio religijos yra tik šios 4. Pagal etninę kilmę taip vadinamos abraominės religijos – judaizmas, krikščionybė ir islamas. Indiškos religijos – hinduizmas, budizmas, džainizmas ir sikhizmas. Na ir tolimųjų rytų religijos – konfucianizmas, daoizmas ir šintoizmas. Čia paėmus bendrai. Kas tai yra ir kaip jos atsirado, mes kalbėsime tada, kai šnekėsime apie tolimųjų rytų kultūras ar Europos kultūras. Kol kas paprasčiausiai prisimenam. Taip pat skirstymas pagal tipą. Religijos skirstomos į pirmykščias primityves, tai animizmas, tai yra kai įdvasinamas kiekvienas konkretus daiktas. Animatizmas, kai tikima, kad yra viena bendra visos gamtos ir visų daiktų dvasia. Totemizmas, nuo žodžio totemas, tai vienokių ir kitokių gyvūnų garbinimas. Fetišizmas, religija, tai yra antgamtinių savybių priskirimas įvairiems daiktams, pavyzdžiui, amuletams ar kokiems nors šventiems ginklams ir panašiai. Šamanizmas, specialiai apmokyto žmogaus vadovavimas vienokios ar kitokios formos religijai. Ir pažengusios, naujausios religijos. Tai panteizmas, požiūris, kai viskas, kas mus supa, ir yra abstraktus dievas. Viskas sudievinama, kad pasaulis yra dievas, o dievas yra pasaulis. Deizmas, įsitikinimas, kad dievas sukūrė pasaulį, bet toliau jau jokiais būdais į pasaulį ar į jo likimą nesikiša. Na ir įvairūs teizmai, nuo graikiško žodžio teos, tai yra dievas. Yra politeizmas, tikėjimas, kad yra daug dievų. Ir monoteizmas, tikėjimas, kad dievas yra vienas. Ir čia reikia prisiminti, kad ateizmas nėra religija. Turbūt jau girdėjote tokį žodį ateizmas. Ateizmas. A reiškia ne arba be, teos dievas. Dievo egzistavimo neigimas. Labai dažnai sakoma, kad štai kažkas tiki dievu, o kažkas tiki, kad dievo nėra. Neteisingai. Paskutinis teiginys yra loginė nesąmonė. Prisiminkite, kad ateizmas nėra religija, tai yra tikėjimas. Todėl tai nėra tikėjimas, kad dievo nėra. Nes jau vien logiškai mąstant, neįmanoma tikėti tuo, kad kažko nėra. Pasikartosiu, ateizmas nėra religija. Ir štai visa tai, aišku, išskyrus ateizmą, pilnai atitinka šioje laidos pradžioje pateiktas apibrėžimas. Tai yra religijos buvimas daro prielaidą apie 2 pasaulių egzistavimą. Anapusinį pasaulį, tai yra dvasių pasaulį, nematomą pasaulį, ir mūsų materialųjį pasaulį. Bet ar taip buvo visada? Štai atrodo, kad jei tik egzistuoja religija, tai joje būtinai bus ir šie 2 pasauliai. Nes viename gyvename mes, žmonės, ir mūsų patys daiktai, medžiai, gyvūnai, kalnai, upės ir visa kita. Ir yra nematomas pasaulis,
kur egzistuoja dievai ir dvasios. Ta prasme, kad jei jau yra religija, tai yra ir toks pasaulio padalymas. Pakartosime klausimą dar kartą. Ar tikrai taip visada buvo? Atsakymas į šį klausimą visai neakivaizdus. Todėl ir pabandysime tai išsiaiškinti. Tai kaipgi atsirado religija? Klausimas nėra paprastas. Egzistuoja masė teorijų. Dieviškoji teorija, kilusi iš senovinio amžių. Teorijos esmė yra tokia. Dievas sukūrė žmogų ir davė jam religiją. Tiesiogiai. Tai yra pats Dievas arba patys dievai sukūrė žmogų ir davė jam religiją, kad tas žmogus tuos dievus garbintų, vienaip ar kitaip juos pamalonintų ir tuo užsitikrintų dievų palankumą ir geresnį likimą šiame ar anapusinėme pasaulyje. Po mirties. Yra tarpinė teorija, kai yra įsitikinimas, kad Dievas sukūrė žmogų ir viską aplinkui, bet žmogus, egzistuodamas materialiam pasaulyje, pamiršo Dievą, nuo jo nusisuko ir todėl privalo daugybę tūkstantmečių iš eilės po truputį atstatyti prarastas žinias apie jį. Tai yra religija, yra žmogaus bandymas sugrįžti į pradinį susijungimą su Dievu. Pats ryškiausias šios teorijos pavyzdys yra krikščionybė. Visos tos dieviškos ir tarpinės teorijos yra gan senos ir priklauso visai jau senoviniams laikams, ką mes vadiname antika, arba 17-18 amžiui. Yra evoliucinė teorija, arba prigimtinė teorija. Tai yra, kai žmogus vystėsi iš australopiteko iki homo sapiens, tai yra žmogaus protingojo. Pas jį vystėsi ir smegenys. Ir tokiu būdu žmogus galėjo palaipsniui pereiti prie vis rimtesnių, sudėtingesnių religinių praktikų. Tokiu būdu pradžioje atsiranda primityvios religijos, kurios palaipsniui sudėtingėjant nuo animizmo evoliucionuoja iki monoteizmo. Tai yra labiau išsivysčiusių organizuotų religijų, kurios pasaulyje viešpatauja ir dabar. Ši evoliucinė teorija turėjo ir daugybę suskirstimų, poskirių. Jos įvairūs mokslininkai iškeldavo pačiomis įvairiausiamis formomis. Bet specialiai tai dabar nesigilinsime. Tik paprasčiausiai pažymėsim, kad yra ir tokia religijos atsiradimo teorija. Atsiranda ji XIX amžiuje. Pagrinde 18-19 amžiuje. Su taip vadinamuoju švietėjų judėjimu. Šviečiamasis amžius. Turbūt žinote tokius Volterą, Diderot ir kitus žymius prancūzų enciklopedistus, kurie laikė savo pareigą nešti žinių šviesai pasaulį. Yra dar viena teorija, atsiradusi kartu su švietėjais. Tai apgaulės teorija. Tipo, religija atsiranda tik tada, kada kokie nors šventikai, nesvarbu ar tai specialiai apmokyti šamanai, ar pirmykščiai senoviniai žiniai, Graikijoje, senovės Egipte, nesvarbu kur, ar kitokie šventikai. Jie paprasčiausiai apgauna žmogui puikiai žinodami, kad jokių dievų nėra, o religija tai yra tik būdas iš vietos gyventojų išgauti pinigus ir kitas materialinės gėrybės. O Volteras sakė tiesiai šviesiai, religija gimė tada, kai pirmasis kvailys sutiko pirmąjį sukčių. Kvailys tai paprastas žmogus, o šiuo atveju sukčius tai šventikas. Na ir dar yra pati sudėtingiausia teorija, tai atspindžio teorija. Kad viskas pasaulyje, tai yra viskas, kas mūsų supa pasaulyje. Vienaip arba kitaip atsispindi mūsų smegenyse. Ir iš tikro, kai mes sąveikaujam su išoriniu pasauliu, nesvarbu, pavyzdžiui, aš dabar sąveikauju su mikrofonu, ar jūs sąveikaujate su monitoriu ekranu, tas ekranas atsispindi jūsų smegenyse. Kaip ir mikrofonas atsispindi mano smegenyse. Ir tokiu būdu mūsų smegenyse, mūsų sąmonėje atsispindi visas pasaulis. Kai su juo sąveikojame. Ir iš vienos pusės šis pasaulis įtakoja žmogų, bet iš kitos pusės jis įtakoja bendruomenę. Tai yra žmonių būrį, iš kurio gimsta istorinis procesas. Ir tokiu būdu religija tampa išorinių sąlygų atvaizdu. O žmogus ne visada galėjo kontroliuoti tai, kas vyksta aplink jį. Kaip gamtoje, taip ir bendruomenėje. Nei kontroliuoti, nei suprasti. Todėl dalis to negalėjimo kontroliuoti ir negalėjimo suprasti ir pagimdė pas senovinį žmogų religiją. Tokiu būdu religija nėra kažkieno tai apgaulė ar kažkieno tai prasimanimas. Ne tai, ką sugalvojo Dievas. Ši teorija mums teigia, kad religija atsirado kaip pasaulio ir žmogaus bendruomenės sąveika. Štai čia ir yra atspindžio teorija. Ar visada religija egzistavo? Atrodo, kad visada. Nes jei tik yra žmogus, tai jis visada turės kokius nors prietarus, religinius motyvus. Todėl atrodo, kad tai buvo visada. Bet yra ne taip. Šiuo metu moksle paplitusi teorija apie du didelius laiko periodus. Pirmasis – tai iki religinis žmogaus egzistavimo periodas. Ir antrasis
religinis arba visą religinis žmogaus egzistavimo periodas. Bet šiai teorijai yra gan didelių priekaištų. Ir iš viso, iš kur mes ką nors sužinome apie senovinį žmogų? Apie tai vėliau dar šį bei tą pasakysime. Ir prieš tai apie tai jau kažką kalbėjome. Kaip ir viską kitą istoriją, mes sužinome iš istorinių šaltinių. Bet su senoviniu žmogumi mes jau niekaip nepakalbėsime, nes jie jau visi labai senai išmirė. O visų svarbiausia, jie dar neturėjo rašto, todėl ir jokių knygų ar užrašų mums nepaliko. Bet laimiai pas mus vis dar yra išlikę primityvios gentys, kurių išsivystymo lygis yra vis dar pirmykštės santvarkos lygyje. Jų nėra labai daug, bet jų vis dar yra. Todėl nuo XIX amžiaus jomis intensyviai užsiima mokslo rūšis antropologija ir etnografija. Iš esmės jie važiuoja pas tuos pačius laukinius žmonės, su jais bendrauja ir tokiu būdu tyrinėdami jų elgesį ir buitį bent kažkiek nušviečia tai, kaip ir kas vyko tolimoje amžių gilumoje. Bet čia yra vienas niuansas, nes tie visi žmonės laukiniai, tai šiuolaikinės laukinių gentis. Ir todėl yra žymiai labiau civilizuoti nei tikrai senoviniai žmonės gyvenę 300, 200 ar 100 tūkstančių metų iki mūsų eros. Senoviniai žmonės niekaip negalėjo sąveikauti su šiuolaikiniais civilizuotais žmonėmis, o dabartiniai laukiniai žmonės gali ir sąveikauja, vienaip arba kitaip. Na ir bet kokiu atveju, 300 tūkstančių metų laikotarpis, kiek praėjo nuo žmogaus susiformavimo iki daugmaž šiuolaikinio žmogaus, tai labai didelis laiko tarpas. Ir per jį tie visi laukiniai perėjo vienokias ar kitokias vystymosi stadijas. Todėl jie negali 100% atitikti senovinius žmonės, tame tarpe ir jų senovinės religijas ir apeigas. Tai štai, prieštaraujantis teigia, kad visi tie laukiniai žmonės, kiekvienas iš jų yra religingi. Nes nėra nei vienos dabartinės laukinės genties, nei vienos giminės, kuri gyventų senovinio amžiaus tokio kaip mezolitas, vidurinis akmens amžius, lygyje ir neišpažintų vienokios ar kitokios religijos. Absoliučiai visi turėjo religiją. O tai reiškia, teigia jie, ir praeitie buvo lygiai taip pat. Bet vėl kreipkimės į istorinius šaltinius. Istorikai neturi teisės nieko teigti, kas nėra kilę iš istorinių šaltinių. O istorijos šaltiniai mums vienareikšmiškai teigia, kad religija atsirado vidurinio vėlyvojo paleolito laikotarpiu. Tai yra bent prieš 60-50 tūkstančių metų. O tuo tarpu primenu, kad žmogaus istorija nuo pačių ankstyvųjų jos formų užima net 3 milijonus metų. Tai yra beveik 3 milijonus metų žmonės mums nepaliko jokių religijos egzistavimo paminėjimų, liudijimų ar paminklų. Įsivaizduokite, kokia tai yra laiko begalybė. Taigi, iš kur mes sužinome apie senovės religiją? Kaip jau minėjau, svarbiausias šaltinis tai etnografija ir antropologija. Tai yra šiuolaikinių laukinių žmonių tyrinėjimas, kurie vis dar gyvena labai žemam išsivystymo lygyje. Apie juos mes būtinai dar pakalbėsime vėlesniuose pokalbiuose. Kokie dar yra šaltiniai? Aišku, svarbiausia medžiaga mums pateikia archeologija. Todėl, kad archeologija, kaip prisimename, užsiima senovinių palaikų kasinėjimais, kuriuos mums paliko mūsų labai tolimi proseneliai. Ir jei kalbame apie religiją, tai visų pirma senovinių kapaviečių senovėje palaidotų žmonių palaikų kasinėjimai. Klausimas, kas nutinka žmogui po mirties, buvo esminis klausimas, į kurį bandė atsakyti religija. Todėl, kai tik atsirado specialios laidojimo vietos su tam tikrais laidojimo ritualais, tai galime būti tikri 100%, kad tuo metu religija jau egzistuoja. Skulptūra ir mažoji plastika. Dideli ir maži drožiniai iš akmens, kaulo ar medžio. Tai yra didelių skulptūrų ir mažų skulptūrėlių gamyba, puošybos elementai ant įrankių ar ginklų. Atsižvelgiant į atvaizdo esmę, pavyzdžiui, galime suprasti, kad štai šalia elnio pavaizduotas žmogus yra mažytis, tuo tarpu elnias pavaizduotas labai didelis. Ir todėl galime daryti spėjimą, kad elnias buvo dievinamas, nes kodėl kitaip žmogus vaizduotų save tokį mažą, palyginus su tokiu dideliu elniu. Analogiškai, tai kas senovėje buvo labai plačiai paplitę, tai uolų tapyba. Uolų piešiniai dar labiau iškalbingesni nei mažoji plastika. Jų yra labai daug. Apie juos dar kalbėsime senovės istorijos dalyje apie pirmykštį meną. Ir jie palyginus neblogai išsilaikė. Uolose, daugybėje uolų įvairiose pasaulio regionuose mes matome gerus, stambius atvaizdus, kurių pagrindų galima daryti tam tikras išvadas. Ar religija egzistavo, neegzistavo, ar tai yra religiniai paminklai, ar nėra. Na ir aišku, atsiranda sunkumai. Sunkumai atsiranda būtent dėl to, kad senoviniai žmonės, kaip jau suprantame anksčiau, mums nepaliko jokių užrašų. Todėl, kad neturėjo rašto. Todėl mes ne visada tiksliai galime pasakyti, ar tai yra religinis paminklas ar ne.
Štai senovinė palaidimo vieta. Atrodo, kad kaip ką tik pasakėme, jei tik yra ritualinio palaidimo požymiai, tai yra žmogus paguldytas specialioje pozoje ir koks tai laidimo inventorius, tai yra pavyzdžiui kartu su juo į kapą įdėjo kokį nors specialų įrankį ar ginklą arba papuošalą, kad tie daiktai pagal senovinį žmonių supratimą tarnautų palaidotam žmogui aname pasaulyje, po jo mirties. Tai religija tikrai yra. Tai gerai, kai mes turime reikalą su to, kas buvo palyginti neseniai. 30-15 tūkstančių metų iki mūsų eros. Bet jei tai senovė tokia sena kaip 100 tūkstančių metų, kai toks išvystytas ritualas dar negalėjo egzistuoti. Daug laiko buvo galvota, kad vienas rastas palaidotas, tai jį ne tik kad paprastai paguldė į kapą, bet dar pilnai, įsivaizduokite, užbarstė gėlėmis, nes kartu su juo buvo rasta didelis kiekis gėlių žiedadulkių. Archeologai prisikasa net iki tokių smulkmenų. Tai yra, jei palaidojo ir pilnai užbarstė gėlėmis, tai čia jau ne šiaip savo, nes tas gėlės pirmiausia dar reikėjo surinkti, nuskinti ir atnešti iki laidimo vietos, tai jau tikrai čia turėjo būti pats tikriausias religijos požymis. Čia vienareikšmiškai. Bet pasirodo, ne. Daugiau pasigilinus išaiškėjo, kad taip, ten buvo gėlių žiedadulkės, bet ne, jos nebuvo specialiai ten atneštos. Jas ten atnešė vėjas, ar panašiai. Paprasčiausiai į uolą vėjas įnešė žiedadulkės iš išorės. Tai yra, tai nebuvo specialiai žiedadulkėmis užbertas berniukas. Taip nutiko atsitiktinai, nors legenda tai buvo graži. Tai yra, šis paminklas negali tapti religijos egzistavimo liudijimu. Na, bet jei pirmykščiai žmonės man būtų parašę, kad šis berniukas paaukotas dievams, tai nebūtų jokio klausimo, bet atrašyti jie nemokėjo. Na, o jei kalbėtume apie meną ir kaulų drožinėjimą, tai visa tai gali būti ir nereliginio garbinimo objektas, o paprasčiausiai žmogaus laisvalaikio veiklos ir kūrybos rezultatas. Esu tikras, kad daugelis iš jūsų moka piešti, lipdyti iš plastelino ar modelino, lipdyti molinius dirbinius, podelius visokius ten, figūrėlės, keramiką ir visa kita. Ir tai darote, nes norite tai daryti, nes paprasčiausiai jums tai labai įdomu. Jums patinka daryti ką nors pačiam, išreikšti save taip sakant meniškai. Tai gali būti paveikslas, gali būti eilėraštis, apsakymas, gali būti šokiai, žaidimas šachmatais. Tai yra laisvalaikio veikla. Tai, kas kaip nors keičia mūsų supantį pasaulį. Šiuo atžvilgiu senovinis žmogus nuo mūsų nesiskiria niekuo. Todėl jei matome senovinį piešinį ant uolos sienos ar lubų, tai visiškai nereiškia, kad tai yra tikrai religinis praktikos pavyzdys. Na ir apie antropologiją ir etnografiją. Kaip jau sakiau, visą tai labai iškreipia begalinis laiko tarpas tarp šiuolaikinių laukinių žmonių ir laukinių žmonių gyvenusių prieš 100 tūkstančių metų. Sutikite, kad mūsų šiuolaikiniai laukiniai ir tie senoviniai laukiniai jokiais būdais negali būti absoliučiai vienodi. Todėl galime iš etnografijos padaryti tam tikras išvadas, bet jos bus nevienareikšmiškos. Tai nebus tikslus atsakymas į klausimą, o tik daugiau ar mažiau tikėtina prielaida. Na ir periname prie paskutinės šios pokalbio dalies. Kas yra religija? Kaip ji atsirado ir kaip ji vystėsi? Prisiminkime apibrėžimą. Religija tai tikėjimas, nereikalaujantis įrodymų, anapusinė realybė, kuri veikia mūsų materialųjį pasaulį, daiktų pasaulį ir su juo susijusi surišta tam tikromis elgesio taisyklėmis, apeigų kompleksu, kuris savo ruožtu reikalingas, kad būtų galima sąveikauti su to anapusiniu nematomu pasauliu. Prisiminim. Ir štai, čia reikia pasakyti labai svarbų dalyką. Religija tai ne tik tikėjimas anapusinio pasaulio egzistavimu. Tai yra ir antroji svarbi apibrėžimo dalis. Tai yra taisyklių ir specialių apeigų kompleksas. Todėl, kad paprasčiausias tikėjimas dievų egzistavimu yra labai mažai. Manau, daugelis iš jūsų, o galbūt ir visi, skaitėte senovės Graikijos legendas ir mitus. Labai gražias istorijas apie 12 Olimpų dievų, herojus, įvairias upių dvasias ir taip toliau. Daugelis iš jūsų skaitė liaudies pasakas. Visa tai yra istorijų rinkiniai apie tai, ko žmonės tikėjo. Bet o kaipgi apeigos? Apeigos ir ritualai nemažiau svarbus. Tai yra religijų praktikos, tikrai netolygios mitų apie anapusinį pasaulį buvimai. Tik tai kartu sudėjus jie duoda religiją. Ir štai čia kažko labai daug apie pirmykščią religiją mes pasakyti negalime. Galime pasakyti, kad ji buvo. Bet kokia būtent ji buvo, mes greičiausiai tikslaus atsakymo negausime niekada. Kad ir kiek mokslas stengtųsi. Iš vienos pusės tai labai liūdna, bet iš kitos pusės tai mums palieka beveik begalinį tyrinėjimo lauką. Todėl, kad ir kiek mes netyrinėtume pirmykštę religiją, visada liks didelė balta dėmė, kurią kasnelis po kasnelio atkandinės mokslininkai istorikai. Taip po truputį rinkdami objektyves mokslinės istorinės žinias. Kaip atsirado ir kaip vystėsi religija.
Tai kaip atsirado ir kaip vystėsi religija? Reikalas tame, kad šioje vietoje egzistuoja keletą konkuruojančių teorijų. Pirmoji teorija – tai tos pačios evoliucinės teorijos išvystymas. Nuo paprasto iki sudėtingo. Tai yra tam tikros formos, kurios evoliucijos būdu teka iš vienos į kitą. Taip religija po truputį evoliucionuoja ir darosi sudėtingesnė. Yra ir kita teorija, kad daugelis religijos formų egzistavo, sugyveno tuo pačiu metu. Ir kas įdomu, tas sugyvenimas buvo net toje pačioje bendruomenėje, netgi toje pačioje gentyje. Tai yra toje pačioje gentyje tuo pačiu metu galėjo būti 2 ar net 3 religijos formos. Tai nelabai aišku, todėl šį klausimą iššifruosime kitoje senovės istorijos dalyje, kai kalbėsime apie pirmykščių religijų formas. O kol kas tik prisiminkime, kad religija gali turėti keletą formų, kurios pastoviai egzistuoja toje pačioje bendruomenėje. Tai yra tokiu būdu religinių įsitikinimų evoliucija nesuveikia taip, kaip mes tiesiogiai ją suprantame. Todėl, kad pradžioje nėra kažko labai paprasto, kuris gali būti ir po gan ilgo laiko evoliucionuotų į kažką sudėtingesnio. Ir taip evoliucijos laipteliais toliau ir toliau. Kol prieitų iki aukščiausio išsivystymo lygio, pavyzdžiui, iki monoteizmo. Arba truputį sudėtingesnių Indijos religijų, arba iki budizmo ar džainizmo. Neevoliucionuotų, neprieitų visai. Bet kokiu atveju tai labai išvystytos ir sudėtingos religijos, kur atrodytų turėtų būti ir paprastesnės religijos protėviai. Tuo labiau, kad paprastesnių religijų protėviai yra visada. Bet kaip ir žmonių evoliucija, kuri nėra tiesmukas vystymasis nuo paprasto iki sudėtingo, o greičiau šakninė arba labiau medžių šakų šakinė sistema, kurioje yra masė mažų atsišakojimų nuo tam tikros generalinės linijos, kuri tęsiasi į viršų, į sudėtingėjimą. Ir štai ant tų šakų egzistuoja pati didžiausia įvairiausių religijų ir garbinimų masė, kurios gali koegzistuoti ne tik vienu metu, bet ir toje pačioje teritorijoje, toje pačioje gentyje. Pats paprasčiausias pavyzdys, kad ir pas mus Lietuvoje, aplinkui, yra daugybė religingų žmonių, krikščionių, katalikų, kurie šalia savo religijos dar tiki visokiais prietarais ir nelaimės nešančiais ženklais. Tokiais kaip katė juoda katė perbėgo per kelią, tai reikia paspjauti per kairį petį 3 kartus. Arba laukti, kol perbėgs balta katė. Arba kitaip tą dieną atsitiks nelaimė. Arba tikėjimas astrologija, ėjimas pas būrėjas ir taip toliau ir taip toliau. Priminsiu, kad tuo pačiu metu šie žmonės save laiko dorais krikščionimis ir katalikais. Žodžiu, visa tai yra prietarai, kurie iš tikrųjų yra labai senoviniai, senesnių, primityvesnių religinių anapusinio pasaulio garbinimo spindžiai. Kaip ir tikėjimas juodąja kate, kuris iš tikro yra labai senovinio religinio totemizmo pėdsakas. Arba tikėjimas vaiduokliais, tai taip pat labai senovinio animizmo pėdsakas. Kai absoliučiai viskas įdvasinama. Tame tarpe ir daiktai, pavyzdžiui, kad ir automobilis gali turėti dvasią. Įsivaizduokite, šiuolaikinis automobilis gali turėti dvasią. Ir upė turi dvasią, ir namas turi dvasią, ir pirtis turi dvasią, ir greičiausiai net kompiuteris turi dvasią. Jei pirmykštis žmogus būtų turėjęs kompiuterį, tai jis vienareikšmiškai būtų įsitikinęs, kad iš tos dėžės su juo šneka kokia tai dvasia. Ar vienaip ar kitaip bando su juo bendrauti. Ir tuo pačiu metu tarp mūsų gyvena labai išvystyta moderni monoteistinė religija – krikščionybė. Ir tokiu būdu net ne gentyje, bet visoje šalyje ar net grupėje šalių visame pasaulyje, kaip minimum 3 religijos koegzistuoja kartu. Na, o apie tai, kaip tai buvo senovėje, pakalbėsime sekančioje senovės istorijos laidoje. Pirmykštės religijos nuo paleolito iki civilizacijos įradimo. Brangus draugai, prašau jūsų spausti nykštį aukštyn, jei patiko ši laida, arba nykštį žemyn, jei nepatiko. Parašykite komentarą, ką apie tai manote jūs. Na ir jei kol kas dar ne, tai užsiprenumeruokite mano kanalą, kad nepraleisite naujų laidų. Jūsų patiktukai ir komentarai padeda YouTube rekomenduoti šią laidą naujiems žiūrovams. Na, o prenumeratorių kiekis man leidžia atrakinti naujas YouTube galimybės. Tai šiandien tiek, atsisveikinu iki sekančios laidos.